Yra keistas dalykas. Mes gimstam laisvi. Bet kažkur pakeliui mus išmoko būti patogiais. Ne per garsiais, ne per jautriais, ne per savimi. Ir tu mokaisi, prisitaikai, nutildai save, nuryji žodžius, kuriuos taip norėjai pasakyti. Nes atrodo, kad tai bus saugiau. Visuomenė visada žino geriau, kaip tu turi atrodyti, kaip jaustis, kiek jausti. Ir jeigu esi per tikra, per gyva, per atvira, tu tampi nepatogi. Ir žinai, kas tada nutinka? Tu atsiveri. Tikrai, nuoširdžiai, be kaukių. Ir kažkas tiesiog spjauna tau į sielą. Nes jiems per daug. Nes jie nemoka taip jausti. Nes tavo tikrumas jiems veidrodis. Ir tada tu išmoksti bijoti. Būti savimi, kalbėti, pasitikėti. Nes kažkur giliai pradedi tikėti, kad jeigu būsi savimi, tave sužeis. Kad jeigu atsiversi, tave būtinai išduos. Kad jeigu pakilsi, tave nuleis. Kad turi susimažinti, kad išgyventum. Bet vieną dieną aš supratau. Problema ne tame, kad aš jaučiu per daug. Problema tame, kad aš leidau per daug žmonių būti per arti. Balta spalva? Taip, anksčiau ji man reiškia būti gera, patogia, tokia, kokios reikia. Dabar ji reiškia ribas, švarias, aiškias, mano. Aš nebepriimu visko, ką man sako. Aš nebeimu svetimų žodžių į savo vidų. Jeigu kažkas nemoka manęs gerbti, jis neeina su manimi. Ir tai nėra šaltumas. Tai savivertė. Aš leidžiu sau būti tikra. Net jei tai visiems nepatogu. Net jei kažkas išeis, tegul išeina. Nes šį kartą aš nesirenku būti priimta. Aš renkuosi būti savimi. Ir aš pasirinkau laisvę.